Sveiki, vėžiukai. Na, šis laikotarpis jums labai įdomus tuo, kad labai jūsų nuotaika priklausys darbe nuo emocinės aplinkos. Ir jeigu darbe jaučiatės pakankamai saugiai, ten nėra to mobbingo, kaip dabar madinga sakyti, tai matyt, produktyvumas tikrai didės ir galimybės dirbti, uždirbti bus pakankamai didelė. Bet aš manau, kad stabilumo darbe šią savaitę jūs negalit per daug tikėtis. Vieną dieną gal gerai, kitą dieną prasčiau. Ir nes nuo jaudulio, nuo įtampos psichologinės pas jūs, reiškia, motyvacija dirbti, to labiau gerai dirbti, tikrai kris. Na, aš nekalbu apie netgi tie, kurie esate samdytojai, darbdaviai ir tai jums jausis tie dalykai. Aišku, tie, kurie turite savo verslą ar samdote žmonės, gal kažką labai minimaliai, gal komandoje dirbate savo, tai netgi gali kilti noras išeiti į samdomą darbą ar dar kažką tokio, nes tas nuovargis, atsakomybė gali jūs visai išbalansuoti. Ir dar galite sulaukti spaudimo kažkokio, viešo spaudimo, dar kažkokių negerų dalykų, tai teks šią savaitę darbe naudotis labai stipri intuicija, kurią jūs ir turite labai. Ir reiškia, ir tikrai ne vien tik tai loginiais remtis kažkokiais dalykais, ne tik logika, bet ir nuojautom, sapnais, atsiprašau, bet taip yra. Ir sapnais, ir nuojautom, ir ženklais kažkokiais, tai ir viskas tada bus geriau. Vienu žodžiu, visais atvejais didžiausias autoritetas šią savaitę jums turi būti vidinis balsas ir patarėjas, reiškia. Dabar gali grįžti kažkokios neišmoktos pamokos, kažkokios senos situacijos, reiškia, teks išmokti neskubėti, nesinervinti, geriau mažiau, bet kokybiškai. Toks vidinio stabilumo stiprinimo metas. Taip kad, vidutiniškai. Santykiuose dabar meiliai didėja biškutį jautrumas ir jeigu kartais ten, žinai, vyras žmona save durniais vienas kitą išvadina, tai nekreipdavo dėmesio, o šią savaitę galite labai kažkaip susijautrinti. Tai jeigu ar jūs kažką išvadinote, ar jūs išvadino kažkaip tai ne taip, arba tenais užsiraukė ir nešneka, tai nekreipkite dėmesio, nes tiesiog toks periodas jums santykiuose. Ir tiesa, gali iškilti senos nuoskaudos kažkokios, tai neišspręsti kažkokie reikalai, tenais šeimos, giminės, ten. Ir, bet mes, kadangi kalbam apie meilę, tai daugiau eina kalba apie situaciją su savo artimu žmogum, su vyru, žmona, draugu, bičiuliu, ten su gyventiniu ir taip toliau. Tai taip, kad šią savaitę mokinkitės būti atviresni ir mažiau užsidarę ir nutylėti. Dabar, jei jūsų ryšiai yra labai brandus tarpusavio, esat vedę galų gale, net jeigu ir santykiai yra tokie vidutiniški, kadangi po daug metų mes žinom, kad tie santykiai būna įvairūs, bet šeima yra šeima, visko būna. Tai visais atvejais tas ryšys jums stiprės. Ar jisai, nežiūrint, sakau, kaip jūs bendrausite šią savaitę, ar šilčiau, ar šalčiau, ar aktyviau, ar pasyviau. Tie, kurie draugauja trumpai ir tas ryšys yra tik kaip, dabar aš atsiprašau, kaip jaunimas sako, tik tai be įsipareigojimo pasimatyti kelis kartus savaitėj dėl sveikatos, tai va čia išryškės labai kažkoks tokia, antagonizmai ir jums teks spręsti, ar verta santykius, reiškia, tempti ar ne, nes nematysite prasmės ir galbūt tada geriau nukirsti kirvių ir, reiškia, ir viskas, kad ieškoti variantų, kurie atneš didesnį saugumą, komforto jausmą ir gilesnį ryšį, santykius. Nes, jeigu matėtės, kad ir metus ar du tik tai dėl sveikatos, tai pati ta savaitė nutraukti santykius. Tai va, dabar
Ir neužmirškit, kad aišku, meiliai turi būti abi pusės pasiruošusios ir nuolaidom, ir jausmams, ir visam kam. O čia, tai va, tai ši savaitė labai palanki nutraukti santykius mažaverčius. Dabar sveikata. Emocinė sveikata, kaip žinote, tiesiogiai veikia kūną ir, reiškia, labiausiai gali sureaguoti jūsų miegas. Imunitetas, miegas, tai gal organizmas nuspręs biškutį išmesti kažkokias gleives per nosį, per ausis, per kosulį, reiškia, ir tokiu būdu atsikratys toksinų ir gleivių ir to nuovargio, kuris susikaupęs nuodų formą jūsų organizme. Dabar šiluma jūs labai veiks gydančiai šią savaitę, todėl aš labai rekomenduoju ne tik moteris ir vyrai, nors kas vakarą pamirkite vonioje. Tai yra nuostabus vaistas ir profilaktika nuo visų ligų. Ir, aš suprantu, kad tai dabar šiais laikais jau baisu, bet, tai tampa prabanga su tokiam kainom, bet sakau, sveikata vis tiek yra brangiau negu pats brangiausias šiltas vanduo. Ir mėginkit kiekvieną dieną po darbo pamirkti, jūs pamatysite, koks efektas bus. Tai va. Dabar dar kas dėl sveikatos, nustokit rūpintis kitais, nes jūs esate tokie globėjai iš prigimties ir todėl nustokit rūpintis kitais, ši savaitė skirta jums ir jūsų sveikatai. Ir taigi prašau galvoti tik apie save primityviai, egoistiškai. Na ir dar neužmirškite gamtos, nes gamta šią savaitę jums suteiks ypatingai daug džiaugsmo ir girdėjau, kad Anglijoje išrašinėja gydytojai tipo miško terapiją. Tai dabar miškai apsnigti, faina, tai tikrai galit nuvažiuoti nors valandėliai, rytoj, sekmadienį nuvažiuoti ir pasivaikščioti miške. Na ir periodo patarimas. Atmeskite visus kaltės jausmus. Jums niekas neskolingi ir jūs niekam nieko neskolingi. Ir iš tikrųjų jūsų jautrumas yra stiprybė, kadangi jūs jaučia daugiau negu kiti. Bet vis tiek reikia saugoti tas emocinės ribas ir galvoti apie save, apie savo psichinę sveikatą. Taigi, pirmiausia, atsikratykite kaltės jausmo. Iki 15 dienos jums yra idealu. Taigi, brangieji, iki kitos savaitės. Neužmirškit mūsų palaikyti. O kurie norite asmeninių konsultacijų, rašykite man į Messengerį.